Radistai čia. O, tai toks. Turim vieną bachriuką rimtą, kuris yra įsiskolinęs ir netiduoda jau pinigų senai. Žodžiu, Kestukas, skolingas Zaicui, įsirašyk, virš metų jau, o Kestas iš Kėdainių, žodžiu, iš Kėdainių, bet mokosi Kaune. Tai reikia taip rimtesniniai. Policija skambina, žinai. Kestas skolojo 200 litų Zaicui. Klausau. Alio, labas vakaras. Labas. Su, kaip suprantu, aš kalbu su Kestu. Jo. Kestai, tave trukdo, nors dabar koksai skirtumas, kas trukdo. Edgaras tau skambina, įsivaizduokim. Esmė labai paprasta, mes gavom laišką iš antstolių, čia skolų išmušinėjimo antstolių agentūra. Žinom, kad tu esi skolingas 200 litų. Dabar toksai dalykas. Priedas, dabar kai mes į antstolius mums yra paduotas, tai tau už antstolio darbą dar yra 126 litai pridėtas plus PVM-as ir už skambutį 20 litų dar priedo. Ai, skambučius darymas. Tau juokinga čia kažkas atrodo? Jo, juokinga. O kai koja tau sulaužysiu, bus vis dar juokinga? Jo, turbūt. Aš noriu su tavim dabar normaliai pašnekėti. Esmė tokia, kad kiekvieną mėnesį pinigų suma didėja. Aha. Po 3 mėnesio, po 30%, kai padidės suma, mes asmeniškai atvažiuojam. Jeigu tu nenori mokėti pilnos perdėtos didelės sumos, siūlau tau susimokėti iš anksto. Ne, tai tada atsisakau. Atsisakai ko? Ką žinau? Ar tu supranti, apie ką kalba eina? Nu, maždaug. Apie tavo sveiką kelią eina kalba dabar. Ai, kelią? Aišku. Tau gaila kojas savo, ar ne? Dar pagalvos. Turi dabar 2 sekundės pagalvoti. O jeigu ne? O jeigu ne, aš su didžiausiu malonumu pradėsiu ieškoti, kur tu gyveni. Nes girdžiu iš balso, esi labai naglas, o naglį man labai nepatinka. O mane vadina tokie, kurie gąsdina čia lempa. Ką? Nenukartosiu. Bijai? Jūsų? Ne, pakartot. Ne, nebijau. Tai kas yra? Nes nenoriu. Supratau. Mokėt irgi nenori. Ne. Taigi tu gyvenime mažai ką nori. Aš matau, tai reikia pamokinti ir priverst norėti. Nu, kai norit. Ar supranti, kokia yra gyvenime tvarka? Jeigu kažką pasiskolini, turi grąžinti. Kam pasiskolini? Kam pasiskolini? Zaicui. Ai, zdarov. Jeigu Zaicas. Kas darov? Ką žinau? Ar žinai, kam pinigų skolingas esi? Su ko čia kalbu, aš nežinau. Su Edgaru. Kokiu Edgaru? Zaicų draugų. Nu, tai gerai. Nu, tai klausai, su ko kalbėti, aš tau pasakiau, kas toliau. Bet aš tais nepažįstu. O tu nori susipažinti su manim labai? Va, kaip žinoti tu? Pasakyk man savo adresą. Va, Kėdainių ar Kauno? Kur dabar esi? Kaune. Sakyk adresą. Pasiklauskit Mariaus. Sakyk adresą. Pasiklauskit Mariaus. Kad tu siš, bijai gal? Ko? Manęs. Aš jūs nepažįstu. Tai susipažinsim, aš to atvažiuosiu. Nu, tai gerai, tai susinokit adresą. Sakyk adresą man. Jokių čia adresų nebus. Sakyk adresą ir siūlau išeiti su mobilka, tai bus greičiau ir paprasčiau. O su ko dar? Turi pinigų, gali išeiti su pinigais. O ko dar? O ko dar turi? Gali televizorių išnešti, man viskas tinka. Išvykdė nuošę ragelį. Adresą pasakyk. Susižinosi. Tu nori, kad aš pats suraščiau, ne? Tu daryk kaip nori. Ar tu supranti, kad už tai man dar daugiau bus problemų? Problemų? Taip, aš varginsiuos, leisiu savo pinigų sąskaitą, tada leisiu savo benziną, važiuosiu pas tave, laušiu duris, turėsiu tempt tave už ausų, daužyti tavo nosį bordiūrą. Ar tu supranti tai? Aha. Ir galiausiai, kai aš išnešiu tavo televizorių, užmesiu į tavo ant kojos. Ar tu supranti tai, ar ne? O, jau šnėtų televizoriaus. O nepaprasčiau būtų tiesiog sulyginti skolą. Gal. Ir tada būtų visi labai laimingi ir sveiki. Aha, tada pasitengsim. Tu esi skoloji dabar 380 litų. A, jau taip,
200 Zaicui, 160 už iškvietimą, 20 už skambutį. Supratau. Matematika, supratai. Maladės. Supratau, viskas, visiškai. Mobilką turi, Turiu. o pinigų? Bus matyt. Iki kada tau terminą duot? Nekalbu su tokiam tėmum per telefonus. Iki kada tau duot terminą? Iki kada galite, ponas? Aš tau duodu terminą Aha. iki trečiadienio. Tu gali dabar per savaitgalį nuvažiuoti pas savo tėvelius, art daržą, parduot bulves, užsidirb pinigų ir atsivežti juos atgal į Kauną. Sezonas. Kaune aš tave susirasiu ir tu man duosi pinigus. Supratai? Aha. Ar supratai, aš klausiu? Aha. Reikėsgi taip supratau. Ko tu ržoš? Tu man dar pažvengi, aš tau dantis išmušinu. O. Ko tu žvengi? Tau čia kažkas juokingo atrodo. Ką man verkčiau, bet? Tu verksi, ar tu suvoki, kad tu verksi? Nesuvokiu dar. Toks drasus, tau niekas niekada nėra nosės sulaužęs, aš nesuprantu. Nosies? Ne. Vat bus pirmas kartas ir būk labai tam pasiruošęs. Būna viskam pirmas kartas. Nes tu toks drasus, aš tau pasakysiu, kol tu nepamatei manęs. Ir tu žinai, kas liūdniausia yra? Ne. Kad aš ateisiu vienas. Gerai. Turi laiko iki trečiadienio. Ačiū. Trečiadienį, tokiu metu lauk mano skambučių. Supratai? Ačiū. Lygiai tokiu pačiu metu. Lygiai tokiu pačiu metu. O tai čia buvo kiek valandų? 21, 22. Supratai? Supratau. Nu, tvarkoj. Pažįstu laikrodį. Klausyk dabar. Zip FM. Tave trukdo radijos stotis Zip FM iš Vilniaus. Radista. Aš maždaug žinojau. Klausyk, džiugu, tu, skolininkė. Drasus per telefoną, drasus, nežinau, ir ne per Aš irgi telefoną. drasus per telefoną, ne? Bet, Telefoną ryteriai. Ką? Įti telefoną ryteriai. Nu, taip. o tu ryteris be žirgo, tai būk tikras vyras ir jeigu sugebi pasiskolinti, tai sugebėk ir atiduoti. Gerai, supratau. Visą Lietuvą girdi šiaip, žinok. Žinau. Tai vat, Ačiū tau už pokalbį. davai. Davai.